Sveiki visi. Šiandien tokia, ne iš AliExpress siunta. Šį kartą iš Pigų LT. Pas mane buvo toks, kaip ten, TV box, Android TV box, ar ne? Kažkoks tai no-name'inis. Ir niekaip neatsinaujina, ten pradėjo strigt, žodžiu. Tai sakau, pasikeisiu dabar į Apple TV. Nes noriu, kad normaliai veiktų. Ir kadangi pas mane visa, kaip Apple produkcija, ten Mac'ai, iPhone'ai, Apple Watch, tai sakau, pasikeisiu į Apple TV. Ir ką iš čia turi, aš trumpai atsijungiau, pasiskaičiau, ką iš čia tiksliai turi. Tai čia skaitos jisai trečios generacijos, man atrodo, 2022 metų modelis, su 64 GB vidinė atmintimi. Man daug jos ir nereikia, nes man reikia tai apskritai dėl kelių programų, ten Apple Music, YouTube ir dar kokiu nors ten, nežinau, Netflixą kokiu nors įsimest. Ir viskas, ką iš čia turi, 4K, tai čia visi jau turi, čia nieko tiesiog nebenustebins. Man atrodo, veikia Siri čia. Ir ką jis daugiau turi? Wi-Fi ir viskas. Nieko ypatingo. Žodžiu, susiinstaliuojat programėlės iš Apple šitos parduotuvės ir viskas. Cinematic Quality. Tiesa, dar turi Dolby Atmos, jeigu renginys palaiko. Tai yra kitas renginys, jeigu palaiko, ne? Išpakuojam, kas įdėta. Man įdomu, kokia komplektacija. Aišku, HDMI kabelio nėra ir nebus. Toksai matinis. Vau, man patinka matinis ir žiūrėk, kad čia gražiai nusilpa. Brangesnėje versijoje yra tinklo, į tinklą šitas kaip jis jau, LAN kištukas. Jau pamirštų žodžius, žinokit, tų visų LAN, taip toliau. Tikiuosi maitinimo kabelį įdėjo, nes Apple nieko nededa. Taip, nuplėšim čia, žiūrėkit. O kodėl čia taip? Va. Vau. O gal čia nereikėjo nuplėšti? O kam čia užklijuotos, nesupratau. Okei. Kam užklijuoti ant tuščios vietos? Tada gal jie, jeigu 2022 metų modelis, tai dar nebuvo sustainable. Netaupė nieko. Žiūrėkit, jau pirštai. Jau Kadangi neseniai atsiėmiau siuntą, tai dar šalta. Tai lieka pirštų dėmės. Tai žiūrėkit, HDMI ir maitinimas ir viskas. Čia toks paminkštintas padas. Taip, kartoninė dėžutė, sakau, pultelis. Girdėjau apie pultelį daug įvairių atsiliepimų, kad jis, vau, jau suplėšiau. Norėjau gražiai išpakuoti, bet pavyko kaip visada. Palaukit, o pultelis kaip jisai? Pamiršau, jisai kraunasi, reikia jį pakrauti. Galvojau baterijos, bet nepasirodo. Metalinis, įsivaizduojat? Kas neturi, tai man tai čia, vau, čia jungti galima. Aš kažkur, kaip ir minėjau, turėjau androidinį kažkokį tai TV boxą, tai aš nežinau, kelintais metais, 16 gal pirkau ir kada, tai ten jau visai nieko nepavežė. Taip, čia Siri, mikrofonas, ar ne? O gal ir Google veikia, įdomu, paieška. Žodžiu Siri, kurios aš nenaudoju, nes ji labai neprotinga. Ir mygtukas, vau, faina, žiūrėkit, super. Vien tokį galima nešiotis miestą kur nors Apple ženklų. Kietai atrodžiu. Juokauju, aišku. Įdėjo lipdukų, ar ne? Ne, neįdėjo. Kodėl man pasirodė, kad įdėjo lipdukų? Dėl to, kad tobulį pamačiau. Visai kukų, nesvarbu. Čia turbūt tuščia, ne? Tuščia. Taip, ir kabelis. Galėjau ir HDMI kabelį įdėti. Turėsiu dabar kažkokį tai naudoti. Nuo to neoriginalaus Android box'o. Taip, tai aš jį dabar, aš jį įsijungsiu, susiinstaliuosiu, susitvarkysiu ir parodysiu, kaip jisai veikia.
kad nebūtų tuščiai kalbėti apie kažką. Gerai, tai man užtruks koks pusdienis, o jum tik tai sekundė. Bandau nusistatyti, bet lietuvių nėra. Taigi, susinstaliavau, susitvarkiau viską. Programos nieko čia ypatingo, visos tos pačios, tai kad jų mažesnis pasirinkimas, nes nuo Apple TV. Nu va štai matot visos TV, Appsas TV, ten Apple TV Plus ar kaip ten vadinasi, kurio aš tikrai nenaudosiu, nes bandžiau, ta prasme, įsijungiau šį ir tu susimoki už narystę, ten kiek 10 ar kiek ten tų dolerių ir eurų ir vis tiek prašo tavęs kai kurios filmus pirkti. Nu tai galvoju, ką man to reikia. Nežinau, gal nueinam į nustatymus, tai va, nustatymai būtų tokie, kas čia, va, tai patinka, kad atsirado screensavers kaip ir Mac'e, Arial, ten, kur tas vaizdas juda, nežinau, čia išeis padaryti prie jų ar ne. Nu va, matot, juda vaizdas visą laiką. Labai fainas, man patinka. Daugiau čia Appearance Dark, Sleep After Time, Restrictions, Apple TV Languages, lietuvių nėra. Lietuvių iš viso nėra, regionus Lietuva galite pasirinkti. Siri Language, Siri nešneka garsiai, nes, nu, ta prasme, su Siri gali kalbėti su šituo pulteliu. Bet jisai televizorių neatsakinėja garsiai, o atsakinėja tik raštu, nes skaičiau, ieškojau suportę, pasirodo, kad netrukdytų tipo žmonėms žiūrėti. Manage Storage, čia yra kiek, nu va, kiek mano preinstaliuota. Nedaug. Vilnius, tai čia dabar čia Lietuvoje esu, tai matai. Video audio galima nustatyti daug įvairių čia formatų, SDR, HDR. Pas mane jisai gali palaikyti 4K, bet jis nepalaiko, tai mano televizorius 10 Full HD. Man atrodo, kad galima persijungti. Jo, pas mane 10 tai yra Full HD, SDR tai turbūt standart kažkoks, tai ir 60 Hz. Man patinka 60 Hz, nežinau, nors turėtų būti Europoje 50, bet dabar viskas taip susimaišė, kad visi naudoja ir kameras 60 galima laisvai ir viską. Na va, audio output pas mane prijungtas va toksai Denon soundbaras, garsas labai geras, tikrai. O Apple šitą dėžutę, Apple TV dėžutę pajungta tik per HDMI. Ir kaip ir audio mode 16 bitų, nu, nežinau, čia. Subtitle language pasirinkau ir rusų, ir anglų, man atrodo, turi būti. Lietuvių nėra, lenkų nelabai suprantu. Čia galima pasirinkti, tik tai anglų. Nu gerai, tegul būna anglų. Nes palieku aš mamai, o mama, mama angliškai nesupranta, tai bėda, žodžiu. Taip, color bars, galima pasitikrinti, kaip telikas rodo. Televizoriui 8 metai, tai ir toks pigiausias čia buvo toks Finlux, ar kažkaip vadinasi. Tai nieko gero. Apple Home, aš tų nenaudoju, iš vis neturiu. Sistema, iš karto atsinaujino, kai nusipirkau, tai buvo pas mane iOS ten 16, tai atsinaujino 17, dabar viskas gerai. Taip, koks pagrindinis, kas man labai patinka, kad jeigu jūs turite, pavyzdžiui, jeigu jūs naudojate, jeigu jūs naudojate, tarkim, visą tą iPhone'us, iPad'us, labai lengva persijungti į, transliuoti iš ekrano, jeigu muziką, pavyzdžiui, pasijungiate iPhone'ą, labai lengva nusiųsti į šitą, į teliką, labai greitai viskas veikia. Nes pas mane buvo su Androidu tai problemos, nes aš turėjau iPhone'ą ir man reikėdavo, kai mirror, ten ta funkcija, kur screen mirroring, tai būdavo problema, nes aš naudojau programą, kuri tai nemokama, kuri tai įsijungdavo, o man čia viskas veikia dabar super.
Tai va, aš nežinau, ar verta dabar pirkti iš visą Apple TV boksą, nes dabar visi televizoriai beveik išmanus, tik mano televizorius senesnis, jis neturi jokio Androido savyje, tai jis nėra išmanus, tai vat, man tai labai gerai. Iš tikrųjų, kai dar prisijungia atskirą garsą soundbo tokį barą, tai jisai ir garsą gerą turi, ir prie Apple gali normaliai naudoti Apple šitoj, kaip čia pasakyti, Apple, kaip pasakyti, Apple, nu žodžiu, kai visur aplinkui Apple iPadas, ten iPhone'as ir Mac'as, tai labai lengvai tarp šitų prietaisų keičiasi informacija, tai per vieną prisijungi klausaisi, tai per kitą ir taip toliau. Tai va, o daugiau, tai aš nežinau, man čia pasirinkau kiek, 4 GB mažiausios apimties, tai man tikrai čia užteks, nes programų čia daug neprisinstaliuosi, o jeigu ką prisinstaliuoji, tai už viską reikia mokėti. Man užtenka ir aš galvoju, kad čia labai geras pirkinys vietoj seno Androido, kuris daugiau nebesinaudodavo man. Gerai, tai aš noriu dėsiu kaip visada, galėsit pasižiūrėti ir iki kitų kartų.